toks klausimas. Ne, aš už tai, kad vis tik gal šventadienį šitoj vietoj, tegul šventadieniais būna, bet aš labai rimtai pozityviom priemonėm žmonės skatinčiau balsuoti. Nesakau prievartą, ar ne? Nesakau, kad baudos ir iš karto, bet ateikite balsuoti, nes tai yra jūsų pareiga. Mūsų kaip piliečių pareiga pareikšti savo valią. Nes jeigu mes savo pilietinės pareigos neatliekame, tai tada kodėl mes privalome norėti ir gauti iš valstybės kažką tai, neatlikdami savo pareigos. Tai nuo švietimo ir pozityvaus nusiteikimo per pozityvą, ne per negatyvą, ne per baudas, bet per pozityvą skatinkime, kad žmonės pareikštų savo valią. Kame buvo problema ir yra problema. Žmonėms sąmoningai buvo padaryta. Nuo jūsų taigi nieks nepriklauso. Ar jūs ateisit balsuoti ar ne, rezultatas nepriklausys. Ir šita potekstė keliasdešimt metų jau yra skleidžiama. Taigi jūs nykštukai nieko nepadarysit, jūsų balsas šuniui ant uodegos. Ko jūs čia einat ir balsuojat? Šita potekstė pilietinė visuomenė, kuri 90 metais užuomazgos buvo, tikrai pilietinės visuomenės. Mums svarbu, mes norim Lietuvos nepriklausomybės. Mes stovėjom Baltijos kely, nieks nevertė, savo norų važiavom ir stovėjom. Ir aš džiaugiausi ir džiaugiuosi, kad žinau, kurioj vietoj stovėjau. Ir savo anūkam tą vietą dar parodysiu. Mes visi buvom pilietinė visuomenė. O paskui begimstanti. O paskui tą pilietinę visuomenę mūsų valdžia sunaikino. Kam jums ten eiti? Ir dabar užtat 50% tik tai ateina prabalsuoti ir tie patys, kurie balsuoja pagal emocijas. Ai, šitas man patinka, kaklaraištis gražus, o ką kalba? Aš nežinau, ką kalba. Sako kažką tai. Aš už tai, kad balsuotumėm pagal logiką. Bet čia tokia utopinė viltis. Nes jeigu mes balsuojam pagal patinka, nepatinka, myliu, nemyliu, tai tada ilgalaikių stabilių rezultatų, būtent stabilių rezultatų, tikėtis yra sunkoka. Toliau.